Antrinė rinka. Labas, mano vardas Gabrielė, o šiame video papasakosiu, kas yra antrinė rinka ir kaip ją pasitelkti, siekiant gauti didžiausią naudą investuojant savį tarpusavio skolinimo platformoje. Tarpusavio skolinimas ir sutelktinis finansavimas suteikia galimybę investuotojams tiesiogiai skolinti pinigus žmonėms ar verslams ir uždirbti iš palūkanų. Jei norite diversifikuoti savo investicijas ir padidinti grąžą, bet dar neatradote visų galimybių, turiu vieną svarbų patarimą. Nepamirškite antrinės rinkos. Renkantis bet kurią turto klasę, svarbu pasidomėti likvidumo galimybėmis. Kuo didesnis likvidumas, tuo paprasčiau susigrąžinti investicijas, jei nutiks kažkas netikėto. Savi platformoje likvidumą užtikrina antrinė rinka, kurioje bet kada galite parduoti savo investicijas anksčiau laiko. Su aktyviai veikiančia antrinė rinka turite daugiau lankstumo valdyti savo portfelį ir efektyviai reaguoti į rinkos pokyčius. Daugelis investuotojų jos neįvertina, tačiau šis įrankis gali būti būtent tai, kas jums leis uždirbti dar daugiau. Antrinė rinka yra puikus įrankis, norint diversifikuoti savo investicijas ir padidinti grąžą. Kodėl verta naudotis antrinę rinką? Pirma, likvidumo užtikrinimas. Net jei turite ilgalaikius investavimo tikslus ir investuojate 5 ar net 10 metų, bet kuriuo metu gali nutikti taip, kad prireiks susigrąžinti investicijas anksčiau laiko. Jei lėšų reikia skubiai, rekomenduojame parduoti investicijas už likutinę jų vertę. Tokiu būdu investiciją susigrąžinsite maždaug per 1-2 dienas. Jei parduosite su nuolaida, investicijų lėšą susigrąžinsite dar greičiau. Jei neskubate, galite parduoti ir su premija, taip uždirbsite netgi daugiau. Bet kuriuo atveju antrinė rinka suteikia lankstumo reaguoti į gyvenimo pokyčius. O kad antrinė rinka naudotis būtų dar paprasčiau, įdiegėme galimybę pažymėti kelias paskolas ir jas parduoti iš karto. Antra, didesnė investicinė kontrolė ir lankstumas. Kiekvienas investuotojas siekia apsaugoti savo kapitalą nuo praradimų. Gali nutikti taip, kad paskolos gavėjas pradės vėluoti vykdyti įsipareigojimus. Tokiu atveju mūsų platforma rūpinasi, kad paskolos gavėjas vykdytų savo įsipareigojimus. Tiesa, kartais tai gali užtrukti, todėl nenorintiems laukti yra galimybė parduoti tokias paskolas antrinėje rinkoje. Tai galite padaryti iki teisminio išieškojimo metu, kai paskola tik vėluoja arba net tada, kai bus nutraukta sutartis ir išieškojimas bus perduotas antstoliams. Vieni investuotojai parduoda paskolą vos tik jį pradeda vėluoti, siekdami užkirsti kelią didesniems vėlavimams, o kiti laukia, kol platforma išieškos skolą, nes tuomet papildomai gauna ir vėlavimo mokesčius. Bet kuriuo atveju antrinė rinka padeda išlaikyti norimą portfelio struktūrą. Trečia, greitesnis kapitalo įdarbinimas. Jei pirminėje rinkoje ne visada randate savo patrauklių paskolų, antrinė rinka gali būti jūsų šansas greičiau įdarbinti pinigus. Investuotojai čia dažnai parduoda paskolas su nedidelė premija arba net nuolaida. Todėl galite greičiau įdarbinti savo kapitalą ir greičiau pradėti gauti grąžą. Antrinė rinka yra daugiau nei tik priemonė užtikrinti likvidumą. Jis suteikia galimybę aktyviai valdyti savo investicijas, priimant sprendimus atsižvelgiant į rinkos situaciją, jūsų finansinius tikslus ir norimą rizikos lygį. Tai lankstumo, kontrolės ir papildomų uždarbių galimybių derinys. Jei dar neišnaudojate šios galimybės, dabar puikus metas tai pradėti.